skaitau dar kartą to rašto. Pirmą savaitės dieną, rytui auštant, moteris atėjo prie kapų, nešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapų, o įėjusio vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti. Bet štai prisartino du vyrai, spindinčiais drabužiais. Moteris išsigando ir nuleido žemyn akis, o tai vyrai prabilo. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia. Jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikėlė. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius ir moteris sugrįžo nuo kapų ir viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Ir kaip minėjau, kad visi kiti tai esame mes. Aleliuja. Aleliuja. Ką norėčiau šiandien atkreipti dėmesį, iš tikrųjų, truputį dėmesį. Aš tikiu ir kad šventoji dvasia jums pamokslavom individualiai. Todėl jeigu po šio susirinkimo ir pamokslo pasakyčiau, kontų gava, aš seniau pykdavau, aš galvoju, viešpatį Dievą. Pamokslauju vieną, žmogaus paklauso, apie ko buvo pamokslas, ten jo buvo pamokslas apie tai. Aš sakau, viešpatį, aš to net neminėjau. Bet matyt, ne tik velnias kalba mums visiems, bet ir šventoji dvasia. Bet vieną tokį dalyką, vieną tokį štrichą, vieną tokį toną, potėpį, tokį melodiją norėčiau šiandien paryškinti jums. Iš tikrųjų, 5 eilutė. 5 eilutė kalba apie moteris. Aleliuja. Aleliuja. Taigi, moteris išsigando. Aišku, vyra gal pagalvoti, mes vyra būtumėm neišsigondi. Ir angelų, ir visų kitų ten, kažin. Bet žodis sako, be jokios panikas, be jokios tokio. Moteris išsigando ir nuleido žemyn akis. Nes prisartino du vyrai, ankstesnėje eilutėje, du vyrai spindinčiais drabužiais. O tie vyrai prabilo. Ir tą frazę, kurį prabilo, aš šiandien norėčiau tiesiog pabrėžti. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Aleliuja. 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 Matot, aš dar nebaigu pamokslauti, man patinka klausimą. Aš jums sakiau, kad Jėzus užduoda daug klausimų. Jėzus nėra vien atsakymas. Aš žinau, kad Dievas mumis sukūrė su protu, su širdimu. Ir mes galvom, kad jis mums tik kiš atsakymus, tik kiš religinis toks atsakymus. Šitas punktas, šitas punktas, šitas punktas, šitas punktas. Ne. Jis užduot klausimus. Ir du angelą siųsti Dievo taip pat užduot klausimus. Koks klausimas? Sako, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Aleliuja. Ir kas mums labiausia pateka, netgi ne šitą frazę, bet aš kada pasižiūrėjau į žodynus, pasižiūrėjau kitus dalykus, mums pateka, kad šitą frazę buvo naudojama kasdieniniam žydų hebrajų gyvenime. Ji buvo visai nereliginga. Ji buvo tarsi patarlė, tarsi priežodis. Ir žodynas sako, kad tai buvo frazė, kuri buvo naudojama tokiu, kaip žemaitiškam tokiam stiliu. Končiu dabar jūs tą dirbat. Ir teologą, mąstytoją teologą nesuprantu, kaip angelą, Dievo dangiškas būtybės, kuris buvo siųstas į žemę, kad paliudyti Jėzaus prisikėlimą, moterims, kurios išsigonda, prabėla, tokį paprastą, kasdienišką, kasdienybė vartojama tarmę, vos ne žemaitišką. Aleliuja. Suprantu, tai nebuvo kažkas toks. Pažiūrėkit žodynus, tai nebuvo tas
Toks, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų. Amen. Aš tai tą frazę biškį išlūkštens. Man patinka, kad teologas suklos, dangiškas būtybės. Angelą, Dievo pasiuntinę, prabėla paprastą, hebrajišką, kasdieninį tarmį. Sakyčiau, žemaitišką. Halleluja. Neiškraipykėm Dievo žodį, sakys, Angelas pamokslau, kad Angelas žemaitiškai kalba. Bet aš noriu pasakyti, man tai jaudin. Man tai džiugina, kad viešpačių jo komanda prisikėlėms tai tokį artimą, tokį, ne tai, kad čia, mes galėjom pilėką, tai tokį šiltą, tokį artimą, tokį numenį, tokį šventį. Ir jie nėra tokį du-du-du-dum, ir bažnyčiai du-du-du, ir vis du-du-du, čia dalykas. Angela te prabėla. Halleluja. Ir šita frazė buvo taikoma, tikrai tai nėra man išgalvojimas, kasdieniam gyvenimui. Ir labai įdomi, kad ji buvo taikoma labai dažnai, nes yra susijusi su darbu. Ji buvo sakoma tiems, kurie dirba arba buvo įdarbinti. Reiškia, ji buvo tarsi naudojama, kaip jūs čia dabar kvaila dirbat, be ryšį, nevytų, absurdiška. Man tai skom tiesiog, žinai, kad atein, tai reiškia, žmogus kažkom tai dar ir tu nam sakė kažkom padaryti ir tu atein, ar šeimo, ar darbį, kun tu dabar dirbi. Ar suprantat? Tai Angela atsakė, tai reiškia paprasta, žemaitiška, hebrajiška, sak, kun jūs čia dabar dirbi, ko jūs dabar ieškot gyvųjų tarp mirus. Halleluja. Reiškia, per Velykas veiksmą yra. Bet mes turime įsiklausyti, koks tas veiksmas turi būti. Kas yra svarbiausias? Jėzus yra svarbiausias. Kad mums Angela ir šventoji dvasia nepasakyti žemaitiškai, kur dabar leki, kur tu žiūri, o tai ten dabar, dabar ten. Jėzus yra gyvas. Halleluja. Ir iš tikrųjų galim pasižiūrėti, kad iš tikrųjų, kadangi laidoma veita, iš tikrųjų pagal įstatymą, pagal Seną testamentą buvo nešvar, tai reiškia, kaip jūs ieškot ten, kur yra nešvar, kaip jūs ieškot ten gyvui, kaip jūs ieškot ten, juk Jėzus jums kalbėjo. Taip jis kenties, taip jis mirs ir trečią dieną prisikels. Nėra jau čia. Aš jau daug toliau nekalbėsiu. Irgi. Tai beveik žemaitiškai. Nėra nu čia. Ons prisikėlė. Ir žiūrėkit vėl, sako, atsiminkite. Halleluja. Ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje? Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikėlė. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Halleluja. Ko tu dirbi? Juk kaip tavo meistrus sakė, kaip tavo vadovus sakė, kaip tavo mam sakė, kaip tavo tėtis sakė. Reik, taip, ten judi. Prisiminė. Teisinga. Jos prisiminė. Taigi, iš vienos pusės, kada mes šventam Velykas ir šventam Velykinį prisikėlimą sekmadienį, mes, aišku, norim iš tikrųjų kažko tokį naują, egzotiką, tokius šių. Mes vėl ir vėl susirinkam tam, kad prisiminti. Nes jeigu užmirštam, mes tai jau ir rūpinamės kitas dalykas, nes jau mes rūpinamės, kaip išsaugoti tom savo smirdinti tikėjimą. Patėti dar su kokiais alėjukas ir tepaliukas, jeigu taip gal pasakyti. Bet iš tikrųjų jos prisiminė Jėzaus žodžius. Ir moteris sugrįžo nuo kapų ir viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Dabar jeigu grįžti prie tos frazės, kuris pasakė, Angela, kam ieškote gyvųjų tarp mirusiųjų? Atsiverskim labai įdomią vietą iš Senojo testamento Išėjimo knygas 5 skyrius. Išėjimo knyga 5 skyrius.
Kas netoro, tiesiog paklausykite. Išėjimo knygo 5 skyrių vyks kis prisikėlėms. Tai yra žydų tautos išvedėms iš Egipto. Čia faraons užduod panašų klausimą, tik nei trumpus. Paskaitykime nuo 5 skyriaus. Po to Mozė ir Aronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam. Taip kalbėjo viešpats, Izraelio Dievas. Leisk mano tautai eiti, atšvęsti mano iškilmę dykumoje. Ir mes jau šiandien ton iškilmę, vieni paraškite apšventą. Bet žiūrėkit, bet faraonas atsakė. Ką pasakė? Klausiu. Kasgi tas viešpats, kad turėčiau jam paklusti ir leisti Izraelitui eiti? Nei aš pažįstu tą viešpatį, nei leisiu Izraeliui eiti. Faraons iš tikrųjų uždavė panašų klausimą, bet priešingai. Jis tarp savo to metą Egipto dievų jis nesurado to Dievas Jahve. Kas jis tas viešpats? Aš jo nepažįstu ir neleisiu jam eiti. Kits klausimas. Matot, o dėl to iš tikrųjų žydams jiems buvo sunkiai išėti iš Egipto. Nes jo valdovas nepažinojo gyvą Dievą, jis pažinojo daug mirusių, žinojo visas tradicijas, žinojo visus ritualus. Bet jis sako, aš nepažįstu jo. Kas jis toks? Tai dėl to jis neišleido. O Luko Evangelijoje, kur mes skaitom iš tikrųjų, angelą jį nukreip, sako. Nesistengit pažinti tai, kas mirė, pažinkit gyvą Dievą. Gyvą Jėzų. Ir kadangi iš tikrųjų tai tas anų pasakyms, ta tokia liaudiška, žemaitiška, sakyčiau, beveik tarmė, nukreip iš tikrųjų į tokį paprastą pasišnekėjimą, taigi kas yra Velykas, ir aš tai pabandysiu nubrėžti savo kryžių, tokį dėdelį, nes reikės daug užrašyti. Visų pirma, aišku, tai į kur mes einam, tai mes einam į Jėzų. Einam į kas yra Velykų centras, tai yra Jėzus. Ir jeigu dabar kiekvieną iš jūsų paklaus, ir jeigu kiekvieną iš tikrųjų paklausti, kas yra Jėzus, Velykas ar taip toliau, visi žmonės žino. Visi žmonės žino. Aš irgi žinojau, kai atsivertėjau. Kad aš įtikėjau, aš nebuvau tas, kuris nežinau. Taip mano galva buvo pridėta faktų. Taip aš žinau šventės, taip aš žinau tam tikrus dalykus. Bet iš tikrųjų tai buvo nuo mirusios žinios apie Jėzų. Aš buvau kaip ta moteris, suprantat, kuri nuklys, kuri bando savo tepaliuką, savo supratimas, tep Jėzus mirė, tep čia reikia visko atlikti teisinga, jeigu to nepadarys, ar dar kažko tai, ar padarys, ar nepadarys, bet nebuvo gyvo santykio. Ir kai prieš 23 metus aš atėjau vieną susirinkimą, iškodams Dievo, ir man kažkas pasakė, kad aš nelaiku atsistoju, nelaiku pasižiūriu vieną posę, nelaiku padarau kietą judesį, kad aš netinku tam susirinkimu. Aš sakau, viešpatie, aš nenoriu tas, kuris dar turės daugiau žinių apie tave, aš noriu pažinti tave. Aš noriu pažinti tave. Kad Jėzau, iš tikrųjų, tu esi gyvas, kad tu esi realus mano gyvenime.
Ir tai yra Velykas. Tai yra nepasidalinams tą informaciją, kad buvo Jėzus. Tu sakyk, ar jūs žinot, kad Jėzus buvo? Taip, mes žinom. Bet ar Jėzus yra gyvas ir realus tavo ir mano gyvenime? Ar su juo aš bendrauju kaip su asmeniu? Ir tai ved į tokį gyvą santykį su Dievu. Gyvą. Dabar, kitas dalykas iš tikrųjų, kada mes šventam Velykas, vėl kas svarbiausia, tai yra Jėzus. Bet kitas dalykas, aš dabar, kaip girdu toks atsiliepimus, aš kalbu labai paprasta iš tikrųjų. Tai mes kaip krikščionys galim valgyti kiaušinius dažytus ar negalim valgyti. Galim daryti to ar negalim to daryti. Aš to labai paprasta pasakyti iš tikrųjų. Labai paprasta. Galatams laiške, 5 skyrių, 13 eilutė yra pasakyti. Iš tikrųjų mes gal, čia nėra šios dienos susirinkimo tema, bet pasižiūrėti Galatams laišką, kuris sako iš tikrųjų, iš tiesų broliai, 5 skyrius, jūs esate pašaukti laisvei. Mes esam pašaukti laisvei. Tik dėl šitos laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Aleliuja. Mano šventė yra tada, kada aš galiu kažkam tai patarnauti. Ir parodyti ko? Meilę. O ne savo įstatymo žinios, dažyti kiaušinius ar nedažyti. Jeigu reikia parodyti meilę, aš galiu dažyti kiaušinius. Jeigu reikia parodyti meilę, aš galiu jį suvalgyti. Bet svarbiausia, kad savo gyvenimu, savo požiūriu aš liudyčiau ko? Jėzų. Ir Jėzų ne išorį, ne nakleikas, ne teologijų, bet širdį ir gyvenimą. Gyvą Jėzų. Ir kad galbūt to žmogaus širdį, ne tą pačią akimirką, mes norim, kad tas atsivertėjams, tas įvyktų labai staigiai. Labai reta tai įvyks staigiai, tai įvyks kaip neuromaginį, bet mes galim paliudyti iš tikrųjų. Mes galim paliudyti. Taigi aš noriu labai dros pasakyti, kad kiaušinė nepriartins prie Dievo, netitolins. Aleliuja. Džiaukimės. Džiaukimės Jėzaus prisikėlimu. Tai tu pasakyk, ar velykinis kiškutis iš Dievo ar iš velnio? Matot, brangieji, jeigu mes iš tikrųjų pradėsim eiti tokius dalykus, į tai, kas nukryžiavo Jėzų? Žmonės, kurie žinojo įstatymą taip, kad ne viens Lietuvos šiandien nežino įstatymą. Žmonės, kurie laikys to įstatymą, taip, kad ne viens dar nelaikys. Ir jie nukryžiavo. Ar supranta? Tie, kurie pažinojo raidę ir įstatymą ir laikys jo, nukryžiavo, kuris atėjo išpildyti įstatymą. Jie nesusitieko. Nors buvo išprūsėmi. Taip, kad aš tikiu, kad mūsų tekstus yra ne tai dabar, koks čia dabar mokymas, dažyti kiaušinius ar nedažyti. Ne tam esmė. Esmė tame, kad Jėzus pašauk, ką? Pažinti jį, ką? Gyvą. Toliau. Jis pašauk mums kam? Laisvę. Tik šitą laisvę ne tam, kad tai dabar kiaušinių galim išgerti ir galim muliavoti. Ne kūnų, bet rodyti meilį kitiems. Aleliuja. Nemačiau ne vieną neblaivų, kuris labai rodytų meilį. Suprantat? Ar persivalgys? Nemačiau ne vieną tarną, kuris toks nupobis Ne, tu esi pašaus, kad rodyti meilį. Jeigu tavo senutė bučiuks, jis kitaip nesuprant Velykų, kad
Kap tik tas būtinas su verba, kap tik su paplotėliu, kap tik su kiaušinės. Jeigu tu dabar ateisi ir sverka, angių išpera. Šitam zuikiui yra šetonas. O, tu darai kompromisus su nuodėme. O kas jų nedaro? Bet aš nenoriu daryti kompromisą su meilė. Aš noriu augti meilė. Nežmogišku. Dievo meilė. Meilė nėra akla. Meilė mato. Meilė žino teisingą kelią, bet Dievo dvasia iškart rodo prakilnesnį kelią. Jeigu esi laisvas, nesididžiuok tą laisvę, bet su meilė dalinkis tą laisvę. Aleliuja, kaip apaštalas Paulius sako, žydams buvau kaip žyds, pagonims buvau kaip pagonis, tiems buvau, kad tik laimėčiau juos Jėzui. Ir ne iš karto, tai per šias Velykas išpažinsi Jėzų ar ne? Žinokit, kada žmonės eina prie Jėzaus, jie patys šaukas, jis sako, aš noriu tikėti, aš noriu išpažinti. Bet galbūt dar reikės šitų Velykų, dar kitų Velykų, dar Velykų. Gal reikės rodyti meilį. Ir kad žmogus sakys, žinai, aš noriu to, ko tu turi. Iš kur tu tai turi? Kas yra tavo gyvenime? Ir tada klausimas, ar tu pasidalinsi? Ar tu sakysi, ne, nedaus. Mes taip galvojam, žinai. Žinokit, dažniausiai yra tada momentai, kada reikia dalinti. O iškils tokių klausimų įvairių. Bet aš taip, kad esam pašaukti dalintis. Aleluja. Ir dar kis dalyks yra iš tikrųjų. Aš labai džiaugus, kad mes iš tikrųjų, džiaugamės, mes šventam, ar ne? Bet man būt vėl tas angelų pasakymas, kom čia jūs darot, kam jūs aišku to gyvųjų tarp mirus. Man galėtų paprasta pasižiūrėti tai, iš tikrųjų, aš sakau, viešpatie, toks kvaitas klausimas, sakau, kaip tas blondinis sakė, ne į temą. Aš galvoju, įdomi, sakau, kažkaip pasaulis lygų labiau, šiandien ten visą kitą dalyką, taip kažkaip taip, sakyčiau, taip. Ir aš taip pagalvojau, aš galvoju, tikriausia todėl, kad, per kalėdas vis gavom dovanų. Dažniausiai, ne? Tai yra toks dovanų laiks. Dovanų laiks. O per Velykas kokį mes dovaną gaunam? Mes gaunam prisikėlimą, vėl. Iš tikrųjų, aš matau, kad žmogiška yra švęsti, kad gaut. Kad gaut. Švęs kaip švęs, nes gausia. Taip mes gaut. Surodat, mes gavom. Mes tiesiog šventam dėl to, kad mes gavom. Aleliuja. Surodat, tai nėra, kad gausim. Tavo dovanas, mano dovanas, tada kažkas tai yra. Iš tikrųjų, mes turim suprasti, kad per Velykas, per prisikėlimą mes gavom didžiausią dovaną. Jo kančią, jo mirtį, sumokėtą kainą. Už mūsų šitą gyvenimą, esamą, būsimą ir amžiną. Ir dar yra vienas dalykas, iš tikrųjų, tas džiaugsmas, jis yra toks vidinis. Ir mūsų kultūra, mes, aš taip įvardinčiau, mes esam dabar tokį, šou kultūrą. Mums norės, žmonėms apskritai norės, kad tai, kas būtų patrauklų, tai būtų kaip šou. Kuria prasme mes, kaip bažnyčia, pat esame tai įtrauktus. Šitą visą kitą, aš dabar nekaltinu, nesmerku, taip toliau. Bet aš noriu pasakyti iš tikrųjų, kad nei Kalėdas, nei Jėzaus gimėjimas, nei Velykas, tai nėra šou. Aleliuja. Jeigu tu pasižiūrėsi, paskaitysi dar kartą numus, ir Luko Evangelija, ir kitas Evangelijas, visas pagrindinis veiksmus nevyka salės, nevyka ant scenas, nevyka ten, wow, tokie šveisas,
Čia tu gars pritils, tokie efektą. Žinai, tik lauk. Ir štai dabar prisikelia. Jėzus! Vis, wow! Jis vyka kitė. Jis vyka kitė. Jis vyka artimų aplinkų. Ir dėl to, kada mes ieškom, suprantat, kada mes turim tokių papildų, pasaulio papildų, surogatinių dalykų. Mes tarna, ieškom šou elementų, kalbu, viešpati, kur tas džiaugsmas, kur tas tu šviesų efektą, kur tai garsą, kur ta scena, kur ta žvaigždė, kurie preikš tavo prisikėlimą. Ir mes, wow! Ir mes nepamatom. Ir ta žvaigždė mums nenusileis. Ir gal Jėzus negimė, ne, ar Jėzus neprisikėlė. Ne, Jėzus prisikėlė. Aleliuja. Bet jis nėra ant scenas. Jis nori būti tavo ir mano širdį. Artimam bendravimui. Štai yra ten prisikėlimo džiaugsmas. Aleliuja. Kada atėjo mokiniai ir klausė apie Joną Krikštytoją, sakė, ko jūs išėjot pasižiūrėti? Ir tas laikas žmonės, išėdavo pasižiūrėti. Wow, wow, wow. Jėzus prisikėlė. Ir jis nesiruoš rengti šou. Sako, aš užsiūsiu rengti ne šou, bet keisti tavo širdį. Keisti tavo gyvenimą. Ir kad tu daugiau nebiškotumė gyvųjų tarp mirusių. Žinotum, kad jis yra gyvas. Jis yra prisikėlęs. Ir tu esi pašaus gyventi, gyvą gyvenimą, tikrą gyvenimą. Galbūt ne super žvaigždės. Ne roko žvaigždės. Žinau, mums kaip žmonėms noras, kad mūsų gyvenimą ir likėjimą lydėtų prožektorių šviesą. Jeigu šviesa lydi, tai mes galvojam, o jeigu šviesa nelydi, tai Dievas sako, ne ten yra šlovė ir garbė. Aš jums sakau, brangieji, kada susitiksam ten, daugelis tų, kurie šiandien yra švieso prožektorių. Ir bus. O daugelis tų, kurių mes net nepažįstam. Tokį mažiuką, tokį pepirziuką. Ištikimi Dievo vaka. Paprasti žmonės, sąžiningi, tikri. Patikėjant Dievu. Ir aš pasakau, va šitie, va tas. Gyvenę tikėjimu, o ne regėjimu. Dar iš savo gyvenimą ne šou, bet tikrus dalykus. Ne šou tai reiškia, kad tu atsiimi atlygį jau šitam gyvenimui. Tai nereiškia, kad mes turim būti nedėkingi viens kitam, savo tėvams, savo vyrų, savo žmoną. Mes turim būti dėkingi, mes turim būti nuolankus, mes turim galbūt berekau pasakyti, bet sakyti ačiū, dėkoju, visą kitą. Bet supraskite, mes turim augti tame, Jėzus, kada įvykdė savo misiją, kaip prisikėlė ir mokina savo mokinius, jis nelaukė. Kur jūsų ovacijas? Kur jūsų palaikymas? Pakeliam rankas. Aš prisikėliau, mes prisikėlėm, mes užimsim pasaulį. Ko tokie nusnūdė, bažnyčia? Jis nelaukė, jis žinojo, kad jis padarė visko. Jis nežiūrėjo jų reakcijas. Kur jūsų palaikymas? Palingojam. Haleliuja. Aš kedu pas tėvą, šventoji dvasia sugrįž. Aš čia daug šou vyks. Tak nenusiminkit. Ateš šventoji dvasia. Aš turiu reikalų, jums ruošgi, suprantat, gruoš, kur gyvensi tam žemybė. Dabar šventoji dvasia jums dirbs. Man labai patinka, kad mano viešpats nėra šaumens. Baisu su šaumeną susidėti. Ir taip noras gyventi tikrą gyvenimą. Gyvą gyvenimą. Prisikėlus Jėzaus gyvenimą. Tikriausiai, kai kurie jautotės dabar, kaip tarsi sužinojot,
toks galbūt kapaks, kad vakas sužint, kad senelis šalia ir o aš galvojau. Ne, negalvokite. Gyvenimas ir taip. Taigi neieškokiam Jėzaus tarp šou, neieškokiam Jėzaus tarp teologijų. Tai dabar ar Pesachą, ar ortodoksų Velyką švęsti, ar evangelikų Velyką švęsti, ar žydų švęsti Velykas, ar dar kitas Velykas švęsti, ar kiaušinius dažyti, ar nedažyti, ar šou rengti, ar nerengti, ar ten, suprantu, tai yra mirusi dalyką. O tik kaip tos babulencijas, toks eiškas, ar kam eiško gyvui tarp mirusių? Man nesvarbu, aš noriu ko Jėzaus. Halleluja. Ar suprantat? Man reikalingas Jėzus. Aš noriu jam padėkoti ir tau reikalingas Jėzus. Amen. Halleluja. Ar aš džiaugiatės pasikėlus Jėzų? Amen. Dėkoju tau.